Sveiki bičiuliai, rugpjūčio 20. Pradedam pasiruošimą ir izoliaciją, pasiruošimą žiemai, žiemojimui. Taigi vėl eksperimentai. Oras gražus, šiandien šilta, jau netgi ir lietaus trūksta, pajūris, rugpjūčio 20. Tai dėl izoliacijos daug skaityta, žiūrėta, diskutuota tiek su Malaichinu, Kavaliovo medžiagos nemažai peržiūrėta ir išsigrynina tokios dvi tiesos. Viena iš jų, kad izoliuoti iš karto ir nebeleis dėti sperų. Pagal Malaichiną tai ten bitės, kurios iš vis net negaminė pienelio, motininio, išsirytę, jos gerai žiemoja, jos turi gerą riebalinį sluoksnį ir panašiai. Tai naudosim tradiciškai savo tuos trikampius izoliatorius, kurie eina tarp dviejų korių. Ir dar aišku išbandysim naują per visą rūto rėmelį, kadangi dauguma dabar pas mane realiai jau 90% rėmeliai yra rūto. Tai čia yra pagal rūto standartą, jis irgi dėsis į du tuos rėmus ir aplinkui po 3 iš visų pusių suspausta bitės. Na, o Kavaliovo teorija, aš nežinau, jis išbandęs viską, irgi aš noriu pamėginti. Tai bitės išsirytusios tapusios bitėmis maitintojomis. 6-12 diena užsiaugina riebalinį kūną, patampa ilgaamžėmis žieminėmis bitėmis, bet jos turi kažkiek, kad susiaktyvintų, pamaitinti lervutes. Tai todėl idėja buvo tokia, kad pasigaminti vieno korio izoliatorius ir iš abiejų pusių rėmukas padarytas, kuris labai gražiai nusiima. Ir čia yra dalis magazininio korio, kur galės motinėlė dėti perus. Tuo tarpu papildomai dapins bitės papildomai ir šitas rėmukas išbus 26 dienas izoliuota motinėlė. Jisai išsiims, įsidės į kitą šeimą, o motinėlė eis tada į tikrąjį izoliatorių ir tada žiemos. Tuo tarpu bitės turėtų būti patapusios ilgaamžės, gerai suformavusios riebalinį kūną. Tai todėl bandysim patikrinti abi tas teorijas. O kaip seksis toliau, žiūrėsim. Na, neberodau, kaip gaudau motinėlę. Jinai paprastai pagaunama su mano jau naudojama pipke, jau pernai matėt. Ir su ta pipke mes dabar ją gražiai įleisim į šitą narvelį. Ir tada narvelį statysim šalia, kiek įmanoma, atvirų perų. Nes ten daugiausia bičių maitintojų, kurios rūpinsis ir tą pačią motinėlę. Ir bitės maitintojos rūpinsis šviežiai padėtais perais. Kaip visą tai daroma labai paprastai, atidaroma, įdedama, išleidžiama motinėlė, o daugiau rėmelis įstatytas. Parodysiu šiek tiek vėliau. Na ką, štai motinėlė jau ir narvelyje. Gal matosi, gal nepamėginsiu parodyti. Bet čia pačioj laksta. Jau kitą pusę perėja. Tikriausiai matosi, iš korio lenda. Va štai. Tarpas geras praeit. Galėsim dėti viską. Na ir tą visą magazininį rėmelį su visa motinėlė dedame į tarpą padarytą šulinį, kuris yra, kaip ir minėjau, per vidurį kiek įmanoma arčiau koriai su atvirais perais, su kiaušinėliais net. Lengvai suspaudžiam ir paliksim dabar 27 kažkur dienom. Dėl ko 27? Todėl, kad paskutinės iš rūto korpuso rėmelių bitės išsiris dabartiniai šiandien padėti kiaušinėliai, plus dar 6 dienas, kad jos pataptų maitintojai. Aišku, šitam magazininiam irgi jau pradės rystis keletą bitelių, bet nieko baisaus. tą magazininį paskui ištrauksim, dėsim į bendrą vieną suformuotą šeimą. Motinėlių turim ličnų, nors ličnų kaip visą laiką nebūna.
Ten bus atskirai dirbama su jom iš visų surinktų 10 šeimų nuerkinimas įsakyta, o čia kai jau įdėsim į normalų izoliatorių mutinėlę, perkelsim, suformuosim lizdą iš 2 aukšto korpuso, tą rūto rėmelių, kurie bus užmaitinti ir tada darysim dar nuerkinimą. Na, padaryta 5 šeimos kaip ir planuota, įdėta vieno korio izoliatorius, kuriame magazininis remukas ir tai tik tais trečdalis remuko. Mutinėlės tenai įleistos. Eksperimentuojam toliau. Perų. Klausimas, aišku, kiek ten tų perų. Ant rūto, sakykim, vidurkis apie 6-8 rūto plus tos bitės. Žiemojimui kaip ir užtenka. Taip, tai nėra didelės labai stiprios šeimos, reiktų dadano bent jau 6-8, bet kadangi tai yra daroma izoliacija, tikrai nebus problemų per žiemoti. Suspaudus net ant 4 ar net ant 3 rūto remukų galima tikrai žiemoti. Esu išbandęs, esu žiemojęs netgi ant 2 dadano su mileninio tipo izoliatorium, taip kad dėl to aš tikrai nebijau. Aišku, kitas variantas, kaip startuosim pavasarį, kaip ką, šeimos bus matyti. Čia vėl eksperimentas, bet, kaip sakant, įdomu. Ką tas duos? Tas duos gan neblogą, manau, sukovojimą su erkėm, kas yra parodę paskutiniai 3 sezonai, kada nebeliks nei vieno uždengto pero ir atvirų perų irgi nebus. Tada nuerkinsim su oksalio rūgštim. Be to buvo daryta pavasarį tas pats, tik išleidus mutinėlę už 5-7 dienų atsiradus šviežiems perams dar nedengtiems. Be to buvo daryta daug biologinio nuerkinimo, išpjaustant tranų korius užakiuotus ir išimant taip erkes. Kažkaip nesu šalininkas tos chemijos, nesinori nuodyti nei bičių, nei savęs, nei savo klientų. Tai nežinau. Vėl aišku eksperimentas, na, o jeigu orai leis rytoj bandysim dėti jau į trikampius izoliatorius, ar gal netgi to pačio mileninio tipo korių, kuris įdeda. Pamėginsiu pafilmuoti, parodyti. Tai va. Čia daug minčių, diskusijai, klausimų. Jeigu kažkam kažkokių klausimų kyla ar dar kažką, gali drąsiai rašyti, padiskutuosim, pasišnekėsim, pamastysim kartu, jeigu kam įdomu ir panašiai. Tai kol kas tiek šiandien dienai. Laikas į kitus seminarus ir pasitarimus ir gilinsimės toliau. Tam kartui tiek. Ačiū.